Dabar tau pinigų trūksta mokymams ir čia yra problema. Ir tą likusią problemą investuoti į Alfa vyras mokymus. Na, kaip padarė vienas mano klientas, likusią pinigų sumą jisai investavo į mokymus. Tai jis turi mašiną, turi žinias, įgūdžius, juodą BMW, netokia galbūt galinga, kaip Jis jį pardavė, nusipirko Alfa vyras mokymus. Šiek tiek dar net naujesnių metų. Netokia komfortiška, šiam ir už likusią pinigų sumą pasiėmė mokymus. Matai, jis taip įkeitė. Negali taip, žinai, paimti parduoti mašiną ir būti be mašinos, nes tau bus mašina ir reikia parduoti tą savo mašiną ir nusipirkti paprastesnį tiesiog. Nes tau neapsimoka, nes matai, pinigai yra toks dalykas, ta prasme, tu vėliau, žinai, norėsi mašiną ir tu nupirkti. Tiesiog norėsi atsukti laiką atgal, kad būtų mašina ir nes pažįstu klientų, kuriems yra 40. Tas pats seks noras, ta prasme, pažindintis su moterimis, jisai yra iki 35 metų, tas draivas vadinamas, tas vedlys, tas noras pažindintis su moterimis, megzt pažintis, eit, ta prasme, mylėtis. Jis yra vyrams iki 35 metų. Tai po 35 metų, kuo tu būsi vyresnis, jau tu labiau norėsi pinigus uždirbti, mašiną gilinsies. Tos merginos jau nebe tiek tau rūpės. Esmė yra tokia. Ir tu uždirbsi tos pinigus. Bet dabar, jeigu tu neturi tų pinigų, tai pasiskolinti. Tau pizdės. Žinai kodėl? Todėl, kad vakar gėrėm su čiolkom. Achujenom žaibyskai visada. Normaliai kompanija. Negi tau jį balą reikėjo užpilti ir nuvažiuoti į tą klubą.